Sveiki. Aš esu ne Auksė lapose, o Strazdanėlė lapose. Žinote kodėl? Žinote, kodėl aš čia? Todėl, kad Auksė gražinasi ir aš ją pavaduoju. Aš nesigražinu, ką tu čia kalbi? Matot, kaip šaukia. Gerai, Auksė mane, aš šiandien Auksę pavaduosiu ir noriu parodyti, kaip galima pasidaryti savo kepurėlę, tuo aš atnešiu. Kaip sunku. Taip, Auksė mane išmokė daryti tokią kepurėlę, kaip ši. Ir šiandieną mes darysime tokią pačią kepurėlę. Labai bus paprasta. O Dieve, kokia nesunki, kai dar Auksė pastumė. Kaip pavargau ten grūdama, tai aš kepurę. Gerai, ko jums prireiks, aš tuoj atstumsiu. Kaip sunku. Taip, oranžinės spalvos plastelino. Jūs galite pagal save. Tuoj atstumsiu kitą. Kaip sunku. Ir raudono plastelino. Šių dviejų spalvų. Jūs galite pasirinkti tai. Gali oranžinė būti kepurėlė, o bambuliukas raudonas. Gali būti raudona kepurėlė, o oranžinis bambuliukas. Arba jūs galite visai kitokias spalvas naudoti. Visiškai nesvarbu. Gerai, pradėkime visą darbą. Atsipgnybkite gabaliuką plastelino. Gabaliukas gali būti šiaip labai nedidelis, tai parodys kokio dydžio. Na, maždaug kažkur tokio dydžio. Tokio dydžio gabaliukas. Ir iš jo turite padaryti tokį kaip dubenėlį. Padarėme tokį bliūdelį. Va ir gavosi kepurė. Bet aš nesuprantu, visgi man kažkas trūksta. Bet taigi ko gali